Tai labas rytas, ūkininkai. Tai va turim pasidarę tokios trąšos dilgėlių raugo. Įdėjom dar mes savo biohumuso į tai. Ir įdėjom mažą saują pelenų. Ir dabar pilam tokį 3-litrinį kibiriuką į 14 litrų laistytuvą ir užpilam pilnu vandens. Gal reiktų daryti tiesiog litrą kokį šito raugo ir visą kitą likusią dalį vandens. Ir tręšiam savo nuostabius česnakus. Atrodo tikrai puikiai. Jau ir tos viršūnės atsigavo. Beveik baigė jau atsigauti pilnai, kur buvo pageltonėję nuo šalnų. Tai ūgis tikrai jų gan nemažas. Man iki čia, tai čia kažkur tai virš metro bus. Tai va ir va taip mes augam. Esam vieną pasibandę prieš savaitę, išsirovę. Buvo įkelta ir nuotrauka. Galbūt dar tik pradeda formuotis. Šaknynas tai puikiai įsikabinęs į žemę. Tvirtai auga. Tai va tokį derlių mes ir turim. Gražu žiūrėti, kaip taip gražiai auga, sveikai. Nieks nepuola. Nei lygos, nei kenkėjai. Žinoma, nes jis auga sveikas. Jau imunitetas yra stiprus. Tai va tiek. Po to pabandysim dar truputį silpnesnį padarysim ant braškių. Nes kol žydi, galima tręšti dar jas. O kai pradeda megzti derlių, jau viskas tręšimai baigti. Po to jau tik tais po derliaus nuėmimo galima dar jas pamaitinti natūraliom medžiagom, trąšom. Tai va tiek. Iki greito.